Sveiki draugai, šiandien šiek tiek už Klaipėdos tikrinau automobilį BMW 540 2018 metų, 3 litrai, benzinas, 250 kW, automatas, galiniai varomi. Tai rida yra 80 000, automobilis iš Amerikos. Pagal pirminę informaciją automobilis buvo pažeistas iš apačios, tai daugiau dešinė pusė iš apačios, tai pagal pardavėjo informaciją buvo keista stebulė, buvo keistas amortizatorius, buvo bamperis keistas, radiatorius priekinis, bet variklio karteris pažeistas nebuvo ir buvo darytas galinis dešinės pusės lėtas ratlankis. Tai va, tai ką noriu pasakyti apie tą variklį. Vienas iš gerai padarytų benzininių variklių, jis yra vienaeilis, 6 cilindrų. Tai variklio tipas B58, jau jis daug geresnis negu N48. Problemų prie tos ridos tikrai būti neturėtų. Jau inžinieriai pagerino, jau sakykime, arba panaikino tą vietą, kad būdavo pagrindinių indeklų pažeidimai ir prasisukdavo jie, tai vesdavo prie variklio užkalimo. Taip pat jau panaikino tą tepalų rijimą. Galimos problemos prie 100 000 tai yra įsiurbimo kolektoriaus apnašos. Prie 150 galimas turbinos jau geometrijos kažkokie nesklandumai. O šiaip, aš manau, iki 200 000 galima drąsiai važiuoti, keisti tepalus dažniau ir bėdų neturėtų būti. Dėžė, kaip visada, ZF HP 850, keičiam tepalus kas 50 000, važiuojam ir nežinom bėdų. Važiuoklė paprasta, važiuoklė aliumininė, vėlgi kaip važiuosim, taip ir tvarkysim. Nepigi, tie visi traukelės viršus apačia, bet ką padarysim. Tai va, pradedam patikrą. Tai va, pradedu nuo bendros apžiūros. Kairysis žibintas priekinis tvarkingas, neįskilęs, stovi gerai, neprasavęs. Bamperis kairė pusė. Taip pat, bamperis aišku buvo keistas, bet dar pasidomėsiu, bet taip kažkokių vizualiai pažeidimų nėra, plasmasės vietoj, su sparnu sueina gerai, kairės pusės sparnas be kažkokių taip pat pažeidimų, tarpas tarp durų ir sparno priekis kairė tvarkingas, stoikė, kiek matau, tvarkinga, stiklas priekinis 25 metų keistas, stiklas be įdaužų, kairė pusė, kairės pusės durelės vairuotojo tvarkingos, atsidaro, užsidaro gerai. Veikia, taip, kairės pusės veidrodėlis galinio vaizdo taip pat tvarkingas, moldingas apatinis tvarkingas, tarpas tarp durų kairės pusės tvarkingas, durelės šiek tiek yra pataškotos, labai minimaliai. Durys kairė galas užsidaro, atsidaro, durelės užsidaro, atsidaro gerai, tarpas tarp sparno ir durų galinių tvarkingas, plokštuma taip pat lygi, kairysis galinis sparnas be pastebėjimų kažkokių pastabų, stogas tvarkingas, metai 17, metai 18, metai nesimato. Taip, galinis kairės pusės žibintas išorinis šiek tiek yra tokių mažų trūkimų turi. Čia yra irgi
stikė tokia, tai yra daužytas vidinis, yra taip pat čiūčiut turi tokį vat, čiūčiut paskilinėjęs, šiaip iš tolo gal taip ir nesimato, bet yra kairės pusės bamperis sueina su sparnu gerai, galinis, apačia tvarkinga, gražiai blizga, bamperis, taip, spoileris viršui, dangčio tvarkingas, dangtis pats, tarpai kairė, dešinė šiek tiek yra plonesnis tarpas, čia yra storesnis. Pats dangtis yra tvarkingas, dešinės pusės žibintai, vidinis yra tvarkingas, kampinis išorinis yra tvarkingas, bamperis su bamperio juosta, ta apačia tvarkingas, dešinė pusė sueina su sparnu gerai, sparnės dešinės pusės stogas, stoikė galinė tvarkinga, užsidaro, atsidaro gerai, tarpas durelių dešinės pusės lygus, iš šono lygus, durelės dabar užsidaro, atsidaro, elektronika veikia, pačios durys pastabų neturi, dešinės pusės tarpas yra lygus, durelės, kairės pusės priekis, užsidaro, atsidaro gerai, veidrodėlis galinis dešinės pusės tvarkingas, stoikė tvarkinga, priekis, tas viršus taip pat tvarkingas, stiklas priekis dešinė pusė, neįskylęs, tvarkingas, dešinės pusės priekinis sparnas be pastabų, tarpas geras, dešinės pusės bamperis gerai sueina su sparnu, dešinės pusės priekinis žibintas tvarkingas, bamperis taip pat tvarkingas, grotelės viskas gerai, priekinės grotelės stovi vietoj tvarkingai, taip, grotelė viduj taip pat kažkokių vizualinių pastebėjimų neturi, kapotas tvarkingas, tarpai, kairysis, dešinysis lygus. Taip, einam dabar su dažų sluoksnių matuokliu. Tai iš esmės turi būti iki 150, tai vat stogas kažkodėl buvo perdažytas, stoikė priekinė, va, 100, kairės pusės neliesta. 150, sparnas kairė priekis, 215, 250, 200 perdažytas antras sluoksnis, durelės, 150, 140, 130, 150, tai durelės kairė savo dažai, durelės galinės kairė taip pat, sparnas kairė 130, 120, 85, 130, 125, taip pat savo sluoksnis, galinis dangtis. 155, 125, 120, 145, dangtis irgi neliestas. Dabar einam
galinis sparnas dešinė. Yra perdažytas, va čia jau eina šiek tiek remontuotas. Čia. Bet ir nuotraukoje matėsi šiek tiek, šitą pusę buvo pažeista, tai vat jinai ir yra. Iš esmės va, tas kampas, durelės perdažytos, bet paliestos nebuvo smūgių. Durelės dešinės taip pat perdažytos. Sparnas dešinės taip pat perdažytas. Stoikė priekinė dešinė taip pat buvo perdažyta. Užmesta lako bent. Dabar priekinė tas kapotas taip pat perdažytas. 400, 300, 200, 300, 260, tai irgi perdažytas. Stogas dešinė. Raktas pas tave, ne yra? Taip. 280, 300, 300. Nu, buvo perdažytas ir grunto padėta. Sakė, buvo uždėtas brezentas ant viršaus ir matomai nuo saulės lakas nuėjo. Taip, čia matom, vat, kad buvo iki šitos vietos dažyta. O čia jau vidus eina 65, 100, tai sakyčiau, kad buvo tik tai vat iki tos vietos. O čia vėl 65, vidurinė dešinė pusė, 100 stoikė, 120. Taip, varžtai nematau, kad būtų sukti. Priekinė dešinė 90. Šimtas 10, taip pat gerai. Ir čia dabar 60 gerai. Taip, kairė pusė, vairuotojo pusė. Priekinė stoikė. 120, 75, 85 stoikė, vidurinė kairė, 80, varžtai, nu, nematau, kad būtų sukti. Taip, stoikė 70, galinės sparno vidinė dalis 70, 80, 85, slenkstis 70. Tai vidinės dalis yra tvarkoj. Užvesiu ant šalto. Gerai, dirba gerai, šiek tiek švilpia kažkoks tempėjas, galbūt rolikas.
Virelė sukasi gerai. Nestringa. Dėžė vietoj. Kamera veikia, parktronikai veikia. Dėžė jungiasi be kažkokių smūgių. Rankinis užsitraukia. Taip, stabdžių diskai pasivažinėti reikia apynaujį. Vietas ratlankis gražus, be kažkokių pažeidimų, kaip padanga R20 Pirelli, Runflat, man atrodo. Ne, tiesiog žema. Taip. Taip, ką matome iš kairės, amortizatorius tvarkingas. Problemų didelių nematau. Taip, kairės pusės. Atramos tvarkingos. Apdaila. Apsauga tvarkingas, slenkstis. Kairė pusė. Taip pat tvarkingas tas galinis ratas dabar. 17 metų. Aha, čia jau Dunlopai stovi. Priekyje Pirelli. Protektorius apynaujos padangos, vasara. Kairės pusės lėtas ratlankis. Jie buvo dažyti, sakė pardavėjas, tai aišku, jokių pabraižymų nėra. Galinis stabdžių diskas, taip pat apynaujus, reikia pasivažinėti tik tai. Taip, apačia, kairė pusė. Jokių pastabų nėra, jokių tepalo lašų nėra. Slėptuvai švarus. Dešinė pusė. Taip pat į galą mašina gavosi nebuvo. Galinis tiltas tvarkingas, tepalų prasisunkinimo jokių iš diferencialų nėra. Dešinės pusės galinis ratas, taip pat Dunlopas, 17 metai. Stabdžių diskas apynaujis. Lėtas ratlankis dažytas ir tikriausiai buvo tvarkytas. Čia nenuėmus padangos dabar nematysiu. Bet sakė, kad lygtai kažkoks buvo tvarkytas. Taip, dabar šitą pusę pas mūsų. Šitą pusę buvo daryta. Bet kiek ten buvo iš apačios bent apsaugos stovi vietoj. Taip, dešinė pusė. Nu, aišku, nėra atramos tos ant pakeltuvo, kai užkeliam, nes matomai praėjęs po smūgio. Taip, dešinysis ratas.
Taip pat lėtas ratlankis be kažkokių pastabų. 20. Pirelli 17 metų. Padanga apynaujė. Tas stabdžių diskas irgi apynaujis. Kaladėlių likutis irgi apie 80–90 procentų. Taip. Ką mes matom viduj? Viduj, bent rėmas. Tas lonžeronas yra tvarkingas. Amortizatorius matosi buvo keistas. Sakė, visi stebulė buvo keista. Buvo gavęs tą dešinę pusę. Viršaus čia neišlūžo, nedaėjo. Tas buvo keistas, nežinau, ar tiesiog gavęs. Kiek matau, variklio karteris bent lygtai iki jo nedaėjo. Ir pardavėjas sako, kad iki karterio nedaėjo. Taip, ir čia. Taip pat, kiek matau, čia amortizatorius stovis savas, tai buvo daugiau į dešinę pusę mašina gavusi. Tai įtariu, kad iki karterio neturėjo daeiti. Buvo man įtarimų, bet dabar kaip ir kažkokių abejonių nėra. Tai pasižiūrėsim dar. Taip, numeris. Stakanas vadinamas, germetikas stakano savo vietoj. Tas aišku dažytas, suktas. Taip. Aha, pagalvės. Variklio. Nematau, kad būtų suktos. Taip, dešinysis lonžeronas. Dešinysis lonžeronas. Lygus. Iš priekio. Radiatorius, aišku, naujas buvo keistas. Iš čia nepamatysim, bet iš čia matom. Radiatorius naujas. Kairės pusės rėmos dalis lonžeronas taip pat yra tiesus. Šitoj vietoj nieko burto darytų nematau. Kairiai irgi germetikas savas. Dūmų jokių
Jokių baltų dėmių. Jis vieni iš geriausių variklių tie benzininiai padaryti. Vienaeilis. Dirba kaip laikrodukas, matosi, nieks nebuvo viską daryta. Dirba labai lygiai. Taip, apžiūrėsiu saloną. Vairuotojo durelės kairė pusė. Čiut yra su nagais. Čia tokie nedideliai brėžimai. Toliau rankinėlė. Čia lyga yra. Ant saulės turbūt buvo ta plasmasė, bet yra keičiama, nebėda. Esminė apdaila yra tvarkinga. Vidinės dalys yra tvarkingos. Numeris ant rėmo. Čia lipduko matosi gerai. Čia čiut nueina. Gal čia yra netgi ta apsauginė plėvelė. Taip, kairės pusės. Tai yra vairuotojo sėdynė be jokių įbrėžimų. Nusidėvėjimas natūralus. Pedalai taip pat. Vandens nėra, sausa. Vairas nusidėvėjimas natūralus, spidometras, panelė, ortakiai neišlaužti. Taip pat čia nusidėvėjimas natūralus, nieks neapipilta, stipriai neapibraižyta. Yra tų tokių smulkių, bet čia yra panelė labai, jinai labai lengvai braižosi nuo žiedų. Nuo valymo, tai vat čia turbūt yra šiek tiek, bet nėra nieko tokio labai daug. Kairėsios galinės durelės taip pat yra tvarkingos, mygtukai neišlaužti, langai ir nuo vaikų. Kažkodėl neišsijungia, gal uždarytai. Taip, vidinė dalis yra tvarkinga, nuo saugos diržo nieks neapibraižyta. Sėdinių galinės dalis yra tvarkingos, vandens taip pat sausa, viskas. Sėdinės gerai labai čia stovėjo, matomai gal nuo vaikų, tas vaikų arba kažkas gulėjo, tai oda šiek tiek yra tokia įlenkta, ortakiai tvarkoj. Stogas iš vidaus tvarkingas. Iš kojos atsidaro. Taip, buvo kažkada pilėsiai. Čia irgi drėgnumas kažkada buvo. Saugikliai. Taip. Čia germetikas yra natūralus, originalus. Čia taip pat. Liftas užsidaro, atsidaro.
dešinės galinės pusės durelės. Taip pat tvarkingos. Reikia tą mygtuką tada išjungti. Tada veiks. Taip, galinės sėdynės stojkės, vidinės dalis. Tvarkingai viskas. Nu, čia sakiau, čia va daryta buvo, bet iki tos vat vietos. Toliau čia nebuvo jau liesta. Taip, čia šiek tiek nuo saugos diržo yra prabraižymų nedidelių. Čia taip pat nenauja, bet viskas tvarkingai yra. Čia panelė neapibraižyta, nieko, nei iš viršaus, nei iš apačios. Čia sėdynė taip pat tvarkinga, porankis, mygtukai, ortakiai. Viskas vietoj, liukas. Patikrinsim liuką. Liukas užsidaro. Atsidaro. Taip. Dėžė kilometrai 80 700 84 788. Dėžė gerai. Taip. Variklių blokas. Mane daugiau dabar domina kilometrai, bet aš į tą pusę daugiau, kad nieko čia tikrai nebuvo lysta. Jis pagal būklę matosi. Tai va. Total distance visur vienodai. Liukas užsidaro, bet reikia taip ne automatiškai, o po truputį jį taip darai, tada jis užsidaro kažkodėl. Jeigu mes atidarom, tai dabar leidžiam pačiam, vis jisai nenori. O dabar jisai nenori kažkodėl. Bet jeigu taip pabiški, tada užsidaro. Toliau mygtukai ant vairo veikia. Taip dabar galiniai langai veikia. Sėdynio atmintis veikia, centrinis veikia, muzika. Muzika veikia. Apiplovimas veikia.
Taip. Vehicle status tires gerai. Alyva. Ok. Check control. No faults. Service requirements. Viskas ok. Taip, dabar šiluma kairė, dešinė, ventiliatoriai nečirškia. Taip, dabar oro sklendės pučia ant lango. Dabar ant manęs čia eina karštas, čia eina šaltas. Dabar pakeičiam, čia padarom karštą. Čia padarom šaltą. Dabar situacija pasikeičia. Taip, dabar nuleidžiam į apačią. Čia gerai. Čia gerai. Kondicionierius veikia, sėdynės šildo, muzika groja, ortakiai dirba, tas veikia, tas elektronikai veikia, kamera veikia, sport režimai taip pat veikia. Nu ką, reikia tada važiuoti, padaryti mums test drive'ą. Tai va, dabar darom tą test drive'ą taip. Laisvai. Žvirkelė po duobes automobilis važiuoja labai minkštai, jokių pašalinių garsų nėra. Taip pat kažkokio diskomforto nėra. Nei iš mažiuklės pusės, nei iš vairavimo, nei iš dėžės, nei iš variklio. Gazą priima gerai. Mašina kažkur iš šonus niekur netraukia, bent nesijaučia absoliučiai vibracijų. Kamera veikia gerai.
durus taip pat veikia gerai. Veikia taip pat. Tai va, pavažiavęs su automobiliu, padaręs pakartotiną skanavimą, viskas yra žaliai, kažkokių klaidų nei iš variklio, nei iš transmisijos nėra. Tai va. Automobilis tech apžiūros neturi, bet jeigu rimtai žiūrėsit, tai tada žmogus padarys. Tech apžiūra padės užregistruoti mašiną, tai šitoje vietoje bėdų nebus. Tai va, automobilį patikrinau. Jeigu paeiliui, tai kėbulas matom, kad daug dalių yra dažytų, galinis dešinės pusės sparnas šiek tiek yra tvarkytas, bet iš esmės padaryta viskas yra gerai. Tai iš apačios kažkokių bėdų nepamačiau, bet perspėjau pirkėją, jeigu jisai vis dėlto nuspręs automobilį pirkti, tai geriau nuvešim dar kartą, pakelsim ant pakeltuvų ir pasižiūrėsim iš apačios. Pardavėjas taip pat nieko prieš, tai manau bėdų čia nebus. Iš techninės pusės jokių absoliučiai pastebėjimų, važiuoja gerai, kūrėsi gerai, variklis dirba ant laisvų, ant didesnių apsukų taip pat gerai, vairo kolonėlė, dėžė, elektronika, jokių pastebėjimų nėra, taip pat rida visuose blokuose atitinka realybę. Tai va, aš manau vienas iš neblogų variantų, bet kėbulas nėra tobulas, aišku, automobilis iš JAV. Tai dėkui už dėmesį, bus klausimų, skambinkit, ką galėsiu atsakysiu laimingai.